Tai tęskime toliau. Ir sekanti dalis, kuri yra savotiškai įdomi, tai mes pabandysime dabar dar kiek giliau pažvelgti į tai, kad kiekvienas iš tiesų turi savo asmeninį polinkį ir ne kiekvienas gali dirbti tą patį darbą, o jeigu ir dirba, tai ne kiekvienas gali jį dirbti taip pat sėkmingai arba nesėkmingai kaip kiti kolegos ar kiti to darbo atstovai. Aš dabar norėsiu perskaityti 4 istorijas, labai trumputės, kurios aprašys gyvenimo būdą žmonių, kurie atlieka tam tikrą specifinį darbą. Įsivaizduokite, kad tie visi žmonės, jie yra finansiškai aprūpinti. Tai reiškia, jiems nereikia galvoti, kaip užsidirbti, šiuo atveju galbūt kaip išlaikyti tos finansus, kaip ten gauti klientus. Tai yra žmonės, kuriem jau sekasi, jau vyksta tas procesas, jau darbas vyksta, jiem reikia tiesiog gyventi tą gyvenimą. Jiems nėra kažkokių siaubingų problemų tą akimirką. Tiesiog įsivaizduokite, kad jūs klausotės dabar biografijos 4 žmonių, kuriem viskas kaip ir gerai yra. Bet mano prašymas, kai aš bandysiu jas perskaityti, tiesiog pagalvokite, bet jeigu jūs dabar patirėte problemas, patirėte finansinius sunkumus, tiesiog pagalvokite, kokioje istorijoje ar kokia iš tų biografijų jums tiesiog mieliau skamba. Nes kažkuri iš jų jums bus visai neįdomi, kažkuri bus atstumianti, o kažkuri bus tokia visai ir nieko, visai ir smagu, visai ir įdomu. Pabandykime jas tiesiog išgirsti ir negalvokime per daug. Tiesiog kuris skamba širdžiai mielai. Tomas ryte atsibunda ir išgeria kavos, žiūrėdamas pro langą į miestą. Po to jis susirenka savo knygas ir užrašus ir keliauja į universitetą, kur jis dėsto. Jo paskaitos nėra sausos, jis klausė studentų, skatina juos diskutuoti, analizuoti iš skirtingų kampų. Po paskaitų Tomas susitinka su tyrėjų grupe, su kuria rašo straipsnį apie tai, kaip technologijos keičia žmonių santykius ir mąstyseną. Vėliau jis grįžta namo, pailsi ir toliau rašo savo knygą. Redaguoja dar tekstus, jungia idėjas, kartais diagramas. Vakare Tomas atsipalaiduoja, klausydamasis muzikos. Užsirašo naujas mintis, planuoja kitą dieną. Jo gyvenimas pilnas mąstymo, analizės, tyrinėjimo ir naujų idėjų. Sekanti istorija. Jonas vadovauja vidutinio dydžio nevyriausybiniai organizacijai, kuri padeda mokykloms kaimo vietovėse. Jis pradeda dieną planavimo susitikimais su savo komanda, tikrina ataskaitas, skambina regionų koordinatoriams, sprendžia problemas, kurios spėjo atsirasti per naktį. Vėliau Jonas vyksta aplankyti mokyklų, kalbasi su mokytojais, tikrina patalpas, stebi, kaip vyksta projektai. Popiet jis susitinka su vietos valdžios atstovais, derasi dėl finansavimo ir projektų palaikymo. Vakare Jonas grįžta namo. Planuoja kitą dieną, skaito naujienas, analizuoja kaip kas. Pailsi, pasižiūri filmą, atsipalaiduoja ir galvoja to pat, kaip geriau organizuoti veiklą. Jo darbas reikalauja tiek strateginio mąstymo, tiek praktinių veiksmų. Svarbiausia, kad jam tai patinka. Trečia istorija arba dienotvarkė, biografija. Laura gyvena kūryboje. Jos studijoje visur
dažų dėmės, molio gabalai, drobės ir eskizai. Ji pradeda dieną nuo kavos ir muzikos, o po to sėda prie molberto. Šiandien ji dirba prie naujo paveikslo, o vakar pabaigė keramikinę puodų seriją. Po pietų Laura eina pasivaikščioti į parką ieškodama įkvėpimo. Stebi žmonės, šviesą, šešėlius, gamtą. Grįžusi į tęsia darbus. Dažo, glazūruoja, fotografuoja savo kūrinius pardavimui internetu. Vakare ji dažnai surenka draugus mažai vakarieniai, dalinasi savo kūrybos naujienomis, idėjomis, diskutuoja apie meną ir gyvenimą. Jos gyvenimas pilnas ritmų, spalvų ir naujų idėjų. Kiekviena diena kaip kūrinys. Ir ketvirtas žmogus. Mantas valdo nedidelę technologijų įmonę, kuri kūrė programinę įrangą smulkiems verslams. Jis pradeda dieną skaitydamas elektroninius laiškus, atsakydamas į klientų klausimus ir peržiūrėdamas naujausias projektų ataskaitas. Jo darbas – koordinuoti komandą, užtikrinti, kad programinės įrangos kūrėjai laikytųsi terminų, bendrauti su tiekėjais ir spręsti techninės problemas. Vidurdieniais dalyvauja susitikime su potencialiais investuotojais ir partneriais. Aptaria strategijas. Vėliau Mantas susitinka su savo komanda aptarti naujų funkcijų diegimo ir klientų palaikymo klausimų. Vakarės grįžta namo, dar spėja perskaityti finansinę ataskaitą ir pasiplanuoja kitą savaitę. Jo gyvenimas yra intensyvus, jame daug kalbų, susitikimų, sprendimų, bet jam patinka matyti, kaip jo verslas auga ir visa tai veikia realiai. Iš šitų žmonių niekas neturi finansinių problemų. Mes nekalbam apie jų šeimininės padėtis, nieko. Tiesiog žmonės, kurie atlieka savo darbą ir jaučiasi tame gerai. Kažkuri iš šitų istorijų man asmeniškai yra mielesnė. Kažkuri man yra tiesiog įdomu, bet aš nenorėčiau tą dirbti. Arba to užsiimti, arba tą veikti. Gyvenime taip nėra, kad aš galiu pasimti bet kokią gyvenimo biografiją, tarkim, žymaus verslininko, ir galvoti, kaip aš galėčiau ar norėčiau jo būti, jeigu aš iš tiesų jo nenoriu būti. Aš galiu įsikvėpti nuo rezultatų, nuo pasiekimų, nuo galbūt šalutinio dvelksmo, kurį tas darbas, profesija sėkminga sukūrė. Tarkim, sėkmingas verslininkas gali turėti daug labai pinigų ir iš to sukurti daug įdomių apčiuopiamų dalykų, asmeninių savam naudojimui. Bet kažkas gali sukurti labai nuostabų didelį portfolio kokių nors paveikslų ir jaustis tame, gyventi tame, irgi parduoti, bet galbūt neturėti begalę, sakykime, nekilnojamo turto, bet turėti savo kažkokią nedidelę vietą, bet joje jaustis labai gerai ir puikiai. Taigi, kiekvienas turi savo poreikius, kiekvienas turi savo norus, kurias norėtų patenkinti. Ir tokios istorijos, jos padeda šiek tiek suvokti, kad taip, mes visi esame skirtingi. Profesijų skaitimas, jisai gali padėti pačiam žmogui šiek tiek susivokti labiau, apie ką apskritai galvoti. Nes mes galime išgirsti, kad yra vienokios profesijos, kitokios, yra tokie, kitokie universitetai, tokios ir tokios studijos, bet labai sunku suprasti, na ir kas iš to. Man gal įdomiai skamba kokia nors, nežinau, dirbtinio intelekto robotika. Skamba įdomiai, nes aš tai žiūriu labai paviršutiniškai. Bet o koks yra tos profesijos atstovų žmonių gyvenimas? Galutinai. Man patinka klausytis apie žmogų, kuris turi, pavyzdžiui, 15 veikiančių verslų
ir jo visa diena yra, kad jis yra susitikimuose, pietauja su klientais, vakarieniauja su būsimais investuotojais, keliauja kas antrą dieną, skrenda į šalis kitas ir aptarinėja dalykų, jam nereikia fiziškai dirbti, nežinau, kalti, gręžti, pjauti, tapyti, dažyti, nešioti, vežioti, bet jam va toks darbas bet koks ilgainiui tas gyvenimas atrodo, kaip jo tas gyvenimas iš tiesų atrodo. Gerai, jis gali turėti nekilnojamo turto, bet jis jame gal negyvena visai. Ir tokios biografijos jos padeda šiek tiek pamatyti, kaip to žmogaus gyvenimas iš esmės atrodo. Ir kai aš pamatau, kaip jis atrodo, aš galiu šiek tiek pradėti labiau suvokti, bet ar aš tada tikrai to noriu? Aš galiu net niekada nepagalvoti apie kokio nors mokslininko gyvenimą ir staiga perskaityti, kad, tarkim, mokslininkai, kurie važiuoja į kokią, sakykime, Antarktidą tyrinėti. Ir aš galiu paskaityti jų biografijas ir pamatyti, wow, kokia vertė tame yra man asmeniškai. Aš niekada negalvojau apie tai. Kaip taip gali būti? Niekada negalvojau, kad važiuot kažkur, tyrinėt gamtą, iššūkiai. Ir tas žmogus gyvena tuose iššūkiuose, gyvena tuose sumanimuose. Jis galbūt nebūna namuose, jis visą laiką yra ekspedicijose, jeigu kalbam apie Antarktidą, sakykime, ne. Arba, nežinau, Sahara. Nesvarbu kas, bet staiga žmogui gali įkvėpti būtent toks gyvenimas. Ir kad tą gyvenimą pasiekti, aš turiu tą ir tą fiziką studijuoti, labą dieną, gali būti motyvacija tą pradėti daryti. Žodžiu, biografijos kažkuria prasme gali man pačiam savarankiškai tiesiog labiau praplėsti tą paveikslą, kad labiau suprasti save, bet greičiausiai tai nepadės 100% žinoti, kokiam darbui aš esu iš tiesų skirtas. Nes jeigu aš pats tik su savimi dirbu, aš save bandysiu apgauti.